Sveiki visi, kas atsidūrėte va čia ir dabar. O taro kortos turi jums žinutę. O žinutė tokia, kad jūs dabar kaip bedugnė, korta sako. Tokiame, vat matot, apačioj dugne, vat žmonės dugne ir korta sako jums, taip, vat tai yra dugnas. Ar atsispirsit jūs nuo to dugno ir ar pakilsit? Tai yra santykiuose, taip, mes kalbame apie santykius. Ar bus tarp jūsų prisikėlimas? Korta kalba apie tai, ar jis parašys, ar jis paskambins, ar jis atvažiuos. Ta prasme, ar bus iš jo pusės veiksmų kažkokių, taip? Nes labai panašu, kad jūs jau laukiat jo ilgokai. Užsitęsia tas jūsų laukimas, o jums tai norisi susitikimo, pasimatymo, išgirsti jį, pamatyti jį. Taip, taip. O aš kviečiu jūs, būtinai spauskit mygtuką prenumeruoti apačioje po šio video ir šalia jo esantį varpelį. Nes tik tokiu būdu taro kortų būrimai bus jums lengvai pasiekiami. Žiūrėsim, ko čia jums laukti, ko tikėtis ir aplamai. Kas čia bus tokio tarp jūsų? Tai, na, jūs čia pykstat ant jo. Aišku, dabar taip pasakyčiau, kas įvyko. Kai įdomi korta, kuris sakytų taip. Galbūt jūs šituose santykiuose per mažai laiko skiriate pati savo. Žinot, kaip dažniausiai būna. Pasinerėt į tos santykius, į tą vyrą, į tos savo norus, o save viską praradot. Jūs kažkur likot, va, kaip ta ir korta, kaip bedugnė. Jau dingo ta korta, kažkur pasislėpė. Bet kaip bedugnė, pati save praradot, suprantat? O reikėjo kaip veikti. O reikėjo vis dėlto saugoti savo erdvę, saugoti save, galvoti apie savo norus, taip. O tokiu būdu, suprantat, atsirastų tas balansas jūsų santykiuose, jūsų viduje, pačios jūsų viduje, jūsų galvoje, jūs jaustumėt, kad jūs save neskriaudžiat, taip, neatsiduodat visatiems santykiams, atiduodat tiek, kiek galit ir paliekat šiek tiek ir sau. Šiaip vertėtų ne šiek tiek sau palikti, o didžiąją dalį savęs ir palikti sau. Bet jums nesigavo. Kodėl nesigavo? Įsimylėjot, hormonai veikia mus žmonės, juk veikia hormonai. Hormonų tų daug, norisi vis atsiduoti, nes jūs tuo momentu pajutot, kad jūs galit viską, kad jūs galit visą save atiduoti jam, taip, kad jūs viską galit dėl jo padaryti, kad jūs viską galit dėl šitų santykių padaryti. Bet va, matot, kaip būna. Tik šiek tiek jis čia dingo, o galbūt jam per daug buvo to visko, jis tik dingo. Ir kur jūsų ta energija dingo? Ir dingo, nes liūdesys automatiškai, jūs nuliūdat, liūdesys automatiškai jūs pradėjo veikti, nuotaika kristi, hormonai kristi, viskas jūsų nėra, jūs dingot. Ir dabar sėdit ir laukiat, va taip va. Norisi jums tokio visapusiško vėl grįžimo jo į jūsų gyvenimą ir tokio pasitenkinimo savo gyvenimą. Jūs galvojat, žiūrėkit, kad fortūna, kad jis atsiras. Kaip bebūtų, kaip sakant, jis atsiras. Kad tinkamu laiku, tinkamoje vietoje jūs vis dėlto susitiksit. Labai panašu, kad tai istorija, meilės istorija jūsų, kai, galbūt netgi tai yra paslaptingi santykiai. Taip, jūsų paslaptingi. Niekas apie šitos santykius nežino. Labai panašu. Vat kaip jis atrodytų toli. Žinot, kaip būna žmogus toli kažkur, toli. Ne tik fiziškai toli, bet emociškai jis toli, nutolsta nuo jūsų. Labai panašu, kad jis dar ir kitur kažkur būna, ne? Ne tik su jumis. Labai panašu. Šita istorija jūsų labai panaši į tokius paslaptingus santykius. Į santykius, kurias jūs slepiat nuo visų. Ir jis galbūt slepia.
O aš kviečiu jūs, jeigu jūs atsidūrėte tokioje situacijoje, vat tokioje, kur nerandat savo vietos, pametėt save, pasimetėt gyvenime ir nežinot, ką daryti. Mano puslapyje elana.lt nuorodą palieku po šio video apačioje. Užeikite į skiltyje amuletai, bus nuostabus kvapai, raminanti simfonija. Vat kaip tik šie kvapai, tai yra amuletas, namų kvapai, raminanti simfonija, kaip tik atkurti jūsų tą vidinę būseną, atrasti stabilumą savyje, energetiką savo pagerinti, pačios savęs, kad neleisti savo nukristi į tą bedugnę. Vat kaip tik jūsų situacija. O kai jūs tampat tą laimingą, automatiškai jūs galvojat, jūsų vyras nepajus? Taigi mesgi žmonės, mesgi juntam viens kitą. Automatiškai kaip antena jis pajus, vau. Norisi pas ją, nes ji laiminga ir aš noriu tos laimės su ją turėti. Suprantat? Kaip galima viską lengvai ir paprastai pritraukti prie savęs. Santykius puikius gražius, meilę pritraukti ir pinigus per namų kvapus. Šis kvapas raminanti simfonija, kaip ir minėjau, veikia kaip aromaterapija. Pripildo ne tik jūsų orą namuose, bet kartu dar puikiai veikia, sustiprina šitą kvapą jūsų mantrą. Taip, mantra, kurią jūs kalbėsit, pavyzdžiui, rytais 10 minučių, vakarais 10 minučių. Atidarot kvapą, įstatot tą pagaliuką ir kvapas, užjaučiat tą kvapą ir mantrą kalbat. Ir taip prisipildot tą puikią energiją, kurios jums kaip tik ir reikia. Ir tik tokiu būdu jūs galit pagerinti savo gyvenimą. Puikus, nuostabus būdas pagerinti savo gyvenimą. Ir, kaip aš sakau, nereikia ir burtų, ne? Bet jeigu plus dar burtai, dar stipriau veiks. Tai vat, linkiu jums įsigyti, užeikite į mano puslapį, įsigysit, naudosit ir pamatysit, kaip viskas keisis. Į gerą pusę, tik į gerą. Daugiau niekaip kitaip negali būti. Suprantat? Atgausit ir vidinę ramybę, ir vyrą, ir santykius, ir save. Mes žiūrim toliau. Ar yra kažkokių minčių jame? A jam kaip ir viskas tinka. Tai jūs pažiūrėkit, koks jisai. A jam viskas tinka, sako. Matot, kokios jo mintis? Jam ir taip tinka, o jumsgi netinka. Jeigu jums netinka, va šitie kvapai padės. Kodėl? Todėl, kad jam tinka, kaip aš suprantu, ir ten būti, ir čia būti. O kaip kad jam čia norėtųsi būti? Taip? Ką reikia padaryti? Tapti magė. O kaip magė jūs tapsit? Su namų kvapais. Įsigykit, naudokitės. Puikus variantas jums, jūsų situacijai. Moteris čia kita. Ateikit pas mane, užsakykit, parašykit man galbūt žinutę, asmeninę žinutę, arba užsakykit taro kortų dėlionę, taip, ir mes pažiūrėsim per taro kortų prizmę, ką jums tikrai daryti šioje situacijoje. Bet nes čia daug, čia ir kita moteris, ir visko čia daug. Užsakykit pas mane taro kortų dėlionę ir mes pažiūrėsim. Ką dar užsakykit, aišku, žiūrėkit pagal save, dėlionės nuo minimaliausio laiko prasideda iki valandos, tai jeigu norit tokios išsamios dėlionės, geros su analizė kartu su manim, kad mes pažiūrėtumėm, susitiktumėm kartu per Messengerį, viską išanalizuotumėm, šiek tiek atkurtumėm jūs, aišku, su kvapų pagalba, jūs čia namie pati jau galite tą padaryti, dar ir prieš būrimą, šiek tiek padėti savo atsistatyti taip viduje, paskui pažiūrėsim per taro kortų prizmę, kokius 3 žingsnius jums reikia atlikti, kad pasiekti to rezultato, kurio jūs norit. Supratat? Viskas paprasta. Užsakykit taro kortų būrimą ir viską mes padarysim. Ir aš jums padėsiu. Taip, korta kokia gera. Visata apsaugo jūs, visata saugo jūs.
Tai reiškias, yra perspektyvos kažko gero, gražaus tarp jūsų turėti. Taip, yra tokia perspektyva, nes visata suprantat, e, nepaliks jūs visata, tokioje nelaimėje. Visata jūs va taip vat palaikys, 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 nepaliks visata. O ką jis galvoja? O jis sėdi irgi galvoja apie jus, va daug minčių apie jus, per atstumą, kažkur toli jis nuo jūsų. Galbūt ne tik fiziškai, galbūt mintyse toli nuo jūsų, bet galvoja, labai galvoja daug apie jus galvoja. Diena naktis galvoja ir galvoja ir galvoja ir galvoja. Kaip, kad jis kažką padarytų, užsakykit taro kortų dėlionę ir mes pažiūrėsim, vat kaip ką jums galbūt daryti, kaip jį pastumėti, kad vat įvyktų galų gale kažkas gero ir gražaus tarp jūsų. O aš linkiu jums sėkmės iki sekančios dėlionės. Iki.